Labadiena, mėly Lietaus vaikų tinklalaidės klausytojai. Šiandien kalbėsime apie savanorystę, kuri dažnai prasideda nuo mažo žingsnio noro padėti. Tačiau kartais ji tampa visa kelionė, kuri keičia ne tik tuos, kuriems padedame, bet ir mus pačius. Ir šiandien pas mane svečiuose ir kalbėsiu su Karina Bučinskaitė, Panevėžio Lietaus vaikų savanorė, kurią galiu nedrąsiai pavadinti savo kolegę ir netgi rašytoją ir žinoma keliautoją. Karina parašė ne vieną jautrų pasakojimą apie autistiškų vaikų kasdienybę, tėvų patirtis ir kelionę su sese į Kroatiją. Ji išbandė, ką reiškia mokytis Lietuvoje ir užsienyje, derinti studijas su kelionėmis, o svarbiausia, drąsiai eiti ten, kur kiti dažnai nedrįsta. Tad šiandien kalbėsime ne tik apie savanorystę, bet ir apie gyvenimą, kuris prasideda tada, kai išeini iš komforto zonos. Labas, Karina. Sveiki. Labai smagu tave matyti. Žinau, kad čia tik tai prieš gerą savaitę sugrįžai į Lietuvą ir iškart puoliai į stovyklą savanoriauti. Tai žinau, kad šiek tiek peršalus ir jaudinės, bet viskas gerai. Tai ir noriu pradėti nuo tokio pirmo paprasto klausimo. Tu esi iš Panevėžio, bet savo gyvenimo žemėlapiai jau gerokai platesnis, jau teko daug kur pagyventi. Tai papasakok, kur tave gyvenimas buvo nubloškęs ir ką ten veikiai? Viskas prasidėjo Panevėžyje, įgilinau savo šaknis, po to išvažiavau studijuoti į Vilnių ir po to gavau galimybę išvykti į Erasmus programą Kroatijoje. Tai teko beveik metus laiko tenai studijuoti. Bet to pačiu jau antrame semestre teko ir darbą susirasti, jau gyvenimą pradėjau visiškai savarankišką, tiek nuo tėvų, tiek nuo draugų. Antrame semestre nieko nebebuvo artimo iš pirmojo, tai žengiau pilna koja į tą savarankiškumą. Po to teko jau ir bakalaurą rašyti, kaip ir nuotoliu. Tai grįžus po Kroatijos pabuvau 2 dienas ir išvykau tiesiai į Turkiją atlikti praktikos, kad pasibaigti mokslus. Ir po to praleidau vasarą Lietuvoje ir išvykau į Austriją gyventi metams, nes pačiai buvo įdomu. Norėjau dar pamatyti pasaulio, būnant Kroatijoje labai daug kur teko keliauti. Tai gal pati Kroatija man ir atvėrė tos visus kelius, kad čia visai nėra taip sunku keliauti, pamatyti ką nors. Labai daug ko išmokė, tiek biudžetą skaičiuoti, laiką valdyti, mokslus derinti, kalbas mokytis. Tai kiek kalbų dabar šiek tiek esi pramokus ir taip ar galėtum ant rankos pirštai sulenkti, kokią šalis jau esi aplankius? Šalis. Daug tų šalių. Kurios labiausiai gal strigo, aš supratau, ilgiausiai praleidai Kroatijai, Turkijai ir Austrijai. Taip. Skaičiuojant nuo Kroatijos kažkur tai Vengrija, Italija porą kartų, Čekijoje porą kartų apsilankiau, Balkanų šalis, tai Serbija, Bosnija ir Hercegovina, daug kur, Lenkija. Aš šiaip turiu visą sąrašą. Žodžiu, siekia 22 šalys apkeliautas. O kurioje labiausiai patiko? Kažkokį įspūdį paliko ten Turkija, Kroatija ar dar kas nors? Šiaip gyventi, tai man patiko Kroatija, nes žmonės ten tokie labai atsigavę, neskubantys, ne tai kaip Lietuvoje. Man Lietuvoje panašu, kad žmonės visi tik skuba, labai stengiasi įtikti gal. Kažko siekti, jeigu kažko nepasiekiai, tai vos nevertingas esi. Taip, o Kroatijai ir Serbijai toj pačioj, jie geria kavą žmonės po 2 valandas, ta prasme, kavinėj susėda, šnekučiuojasi, ten gal dar užsitraukia cigaretę. Ir jie tiesiog mėgaujasi, su serbais kalbėjau, tai sako, europiečiai juokiasi iš mūsų, kad mes neturim pinigų, o mes juokiamės iš europiečių, kad jie turi pinigų, bet jie neturi laiko savo. Tai va. Jo, tai pasirinkimas yra, ar turėti laiko savo, ar vis dėlto lėkti visą gyvenimą ir žiūri, kad jis pralėkė ir kažko tai neįgyvendinai, ko norėjai ir nepasibuvai su artimaisiais.
Tai dabar mano toks sekantis klausimas, tai visą tai tu darėjai studijuodama per studijas ir tavo būtent studijos integruotos komunikacijos studijos. Skamba labai rimtai kartu ir kūrybiškai. Ar buvo momentas, kad pagalvojai, čia tikrai mano kelias, ar labiau, pažiūrėsim, kur nuves? Ir kur tu čia tas studijavai, kokiam universitete? Tai aš dabar studijuoju Kazimiero Simonavičiaus universitete. Integruotos komunikacijos magistras. Aš rinkausi integruotą komunikaciją, nes aš norėjau pabandyti suderinti kūrybiškumą ir analitiškumą. Tai man leidžia ir rašyti, ir gilintis, ir kurti. Labai daug pas mus reklamos apima studijos, marketingas ir labai daug apie dirbtinį intelektą, kas šiais laikais, šiom dienom yra labai aktualu. Ir studijuodama per studijas visur ir turėjai tą galimybę pakeliauti ir išvykti. Taip. Ar tai brangiai kainavo tau, ar tai vis dėlto buvo kažkokia privilegija? Brangiai tai gal sakyčiau dėl galimybių, nes aš labai daug galimybių turėjau Lietuvoje, tiek kad projektuose dalyvaut, kad ir su Panevėžio Lietaus vaikais. Turėjau projektų, kuriuos planavom įgyvendinti, bet aš tiesiog pasirinkau išvykti į užsienį. Tai mano atžvilgiu ne pinigais kainavo, bet mano pačios pasirinkimais, ko aš labiau noriu. Ar noriu įsitvirtinti Lietuvoje, nes vis tiek Lietuvoje aš jau jaučiuosi sava, aš jau ir pažįstu ir vietas, ir žmonės, ir visą kitą. O užsienį, nesvarbu, kur tu benuvyktum, tu ten būsi žuvis vandenyne. Ir to viską reikia statytis vėl nuo naujo, pradedant susirasti draugų, kompanionų, tų pačių studijų draugų, su kuriais tu nori išeiti į kavinę, pastudijuoti, pasikalbėti. Tai va. Tai tu labai drąsi, kad ryžaisi taip. Drąsiai, aš manau, tikrai ne visi gal ir pasvajoja, bet taip jau vis tiek išbandyti visas galimybės nėra paprasta. Ir norėjau paklausti, tai kaip ten tas gyvenimas užsienyje, ar daugiau vakarėlių, ar daugiau vis dėlto buvimas bibliotekoje ir mokymasis? Įvairiai buvo. Tai Kroatijai gal pirmas pusmetis, tai vakarėlių buvo ir panašiai, bet jau antras pusmetis jau į gyvenimą, kai buvo čia jau bakalaurą, jau reikia rašyti. Austrijai vien tik studijos buvo. Bet kad ir kaip bebūtų, labiausiai žmonės įstrigo. Bendravimas su žmonėm, kokie jie yra, labai daug, kaip čia lietuviškai pasakyti, international. Tarptautinių žmonių labai susitikau. Tai ne vakarėlį ir ne studijas įstrigo, bet pažintis. Aš juokauju, kad man lengviau susitikti su draugais užsienyje, nei su draugais Lietuvoje. Laiko yra daugiau tam. Taip. Sunku su kai kuriais draugais susiderinti, kad susitikti ten Kaune, ar ten kas nors iš Vilnius atvažiuotų, ar aš į Vilnių nuvažiuotų. Bet būna su kokiais italais, susirašau. Gal pasiplanavom kokią kelionę ir viskas, mes jau pradedam planuotis. Tai vis dėlto supratau, kad kai gyvenai užsienyje nebuvo daug pas tave vakarėlių, bet tą mokslą ir darbą teko viską kažkaip kartu suderinti. Kaip tau tai pavyko, ar labai buvo sunku, nes kažkaip įsivaizduoju ir Lietuvoje dažnai jaunimas, irgi studentai dirba, bet visi labai skundžiasi, kad būna sunku ir kartais tenka tiesiog rinktis tarp studijų ar mokslo, nes neįmanoma suderinti, būna per sudėtinga, nes darbdaviai daug nori, mažai moka. Kaip tau patirtis Kroatijoje, Austrijoje, kaip galėtum palyginti kažkaip tai? Pirmas pusmetis pačioj Kroatijai, tai man tik studijas ir terapija ir pažintis, kaip ir kalbėjom su žmonėm. Aš kažkokių didelių atsakomybių neturėjau. Dar bakalauras tik kitais metais, čia pavasaris, visi žmonės nori bendrauti, visi su šypsenom. Nemačiau nei iš vieno Erasmus studento, kad dėl kažko nervuotųsi ar panašiai. Tai taip gražiai praslinko ir tada jau atėjo ruduo. Man reikia apartamentą susirasti jau savo pačiai. Tai jau ir pinigų reikia daugiau,
o tam, kad pinigų gaučiau, užsidirbčiau, reikia darbą susirasti, tai vat turėjau savo pirmą darbą užsienyje, anglų kalbą, šiek tiek gal kroatų reikėjo panaudoti. Tai aš derinau studijas Kroatijoje universitete, lietuvių studijas Lietuvoje, bei darbą ir bakalaurą. Tai, ojoj, buvo visko, bet kadangi Kroatija jau buvau įsitvirtinus, tai nebuvo gal taip sunku, aš nežinau, man kažkaip lengva, aš labai laisvai apskritai Kroatijai jaučiausi, lyg namuose. Bet jau kai reikėjo derinti dėl baigiamosios praktikos Turkijoje, labai daug kvestionavau save, ar tikrai verta, nes bus sunku, nes aš tik grįšiu iš Turkijos, man jau reikės pateikti visus popierius dėstytojams, supervisoriams. Tai suderint mokslą ir darbą buvo sudėtinga, bet aš norėjau paklausti apie darbo galimybės, kokios yra, pavyzdžiui, Kroatijoje, Austrijoje, su tavo patirtim, nes dažnai, tas irgi labai įdomu, gal klausytojam, kaip tau sekėsi, ar lengva susirasti ir kaip ten, ar ten reikia daug dirbti, kad galėtum iš to pragyventi ilgas valandas, ar užtenka turėti pusę etato ar kažkiek dalinai. Kroatijai labai lengvai aš darbą susiradau, nes mes ten eidami į vakarėlius tame bare klube, to pačius į hostelis ir hotelis. Aš per už praeitų metų stovyklą lietaus vaikų turėjau darbo pokalbį tada nuotoliu. Tai mano valandinis buvo tik 5 eurai į valandą. Bet man tai buvo smagu dirbti tam darbe, nes mūsų darbuotojai buvo per 30 ir 80% iš jų sudarė latino, tai yra ispanų, buvo ir iš Kolumbijos, Brazilijos, Argentinos ir visako. Tai aš ateidavau, man jau tą pusmetį, kai teko dirbti, man jau įdomu buvo labiau darbą vaikščioti nei studijas, nes tu ateini ir kiekvieną dieną vis kažkas naujo, pradeda ispanų kalbą daugiau domėtis, jau mokaisi ir visi darbe geros nuotaikos būdavo, nesvarbu, gal jiems ir sunku tą dieną ir panašiai, bet mes labai šeimyniški būdavom ir vieną kitą palaikydavom, tai man net dirbant pavydavo susiderinti pakeliauti, tai ir man ir tų santaupų ir uždarbio užtekdavo. Ir aš į Austriją dažnai važinėdavau, į Vengriją dar buvau išvykus ir visur kur kitur, nes mano bosas, jisai pats iš Australijos ir jisai pradėjo kaip savanoris tam darbe. Sakau, aš noriu čia ir čia pakeliauti, sako, kiek tau reikia laiko, sakau, 2 savaitės, sako, važiuok. Tai labai paprasta buvo. Tai viena žodžiu, labai smagus darbas buvo Kroatijai, o Austrijai, kaip sakė? O Austrijai, o Jezu, aš gal per daug įsiveizėjau, kad bus irgi taip paprasta kaip Kroatijai, bet atvykus į Austriją, aš labai save spaudžiau. Jau 2 savaitę, gyvenant Austrijai, jau aš vis dar darbą neturiu, ką daryti. Ta prasme, aš tiek daug kartų išgirdau ne iš darbdavių, kad man tiek daug streso buvo ir aš jau desperacijoje buvau, bet paprasčiausiai eini per kavines ir kalbėsi, nes dabar ieškoti pagal tavo studijų programą, pagal tavo patirtis labai sunku. Geriausiai tasai kontaktinis ryšys, taip suprantu, žini, pabendrauji ir tada žmonės pamato tave ir... Jo, nes jeigu tu ten siunti CV ar ten e-mailą, tu lauki savaitę, 2 ir tu nežinai, ar tu gausi tą atsakymą, tai kas save veda labai iš proto. Tai aš Austrijai 5 kokius skirtingus darbus dirbu. Tai pagrinde gastronomija, bet tikrai daugiau mokėjo nei Kroatijoje. Valandinas jau ten, aišku, didesnis savaime, aišku. Taip. Ir pirmą pusmetį labai buvo sunku, tiek morališkai, ten jau darbą susiradau, čia tenka keisti,
kitam darbė jau įsitvirtinau, reikia grįžti į Lietuvą egzaminus, atsiskaityti žiemą, tai dar kalėdas, naujieji metai, tai viskas mėnesį išvykstu, darbą prarandu. Bet jau antrą pusmetį visiškai gerai įsitvirtinau ir kažkaip gal kad saulė pradėjo šviesti, geriau pasidarė. Tai Austrijai labai sunku buvo, bet labai daug stiprumo man suteikė tiek charakterio, taip. Ir aš mačiau Instagram'e Reels'ą, kad jeigu moteris sugebėjo išvykti į kitą šalį, sugebėjo vizą gauti, man šiuo atveju neaktualu, bet sugebėjo išsinuomoti apartamentus, sugebėjo susitvarkyti leidimus ten gyventi, susirasti darbą, mokesčius sugeba susimokėti, tai ši asmenybė nieko nebebijo gyvenime. Tikrai, aš manau, irgi tu šaunuolė, tikrai daug tikrai patirtis duoda ir užgrūdina, ir charakterį sustiprina, ir stuburą tokį, ir savaime, aišku, kai kažką išbandai, jau kitą kartą jau drąsiau tą patį daryti. Manau, ir dabar norėjau dar šiek tiek prie Kroatijos trumpam sugrįžti ir jau pereiti prie to savanoriškos veiklos tavo gyvenime. Gal gali trumpai pasipasakoti apie savo kelionę su sese į Kroatiją. Žinau, kad tavo sesė yra autistiška. Ir kokį momentą dar dabar prisiminus norisi nusijuokti, o gal susigraudini? Nežinau, kad tai buvo tokia pirmoji tavo kelionė, tokia ilgesnė su sese. Taip, tai buvo mūsų pirmoji kelionė kartu dviese už Lietuvos ribų. Ir tai buvo jos pirmas skrydis lėktuvu. Tai aš kaip keliautoja jau patyrusi, aš suplanavau, kad čia skrysim su lėktuvu į Austriją, iš Austrijos autobusu į Kroatiją. Daug persidėjau. Labai. Tai aš labai jaudinausi, kad Sirenai bus labai sunku lėktuve. Labai daug planavau, tai gumos ten gal reiktų nusipirkti, kažkas siūlė jautienos nusipirkti ir duoti kramtyti, nes aš bijojau, kad jeigu jai užguls ausis, jinai nemokės paaiškinti, tiesiog pradės rėkti ir kad jai skaudės ir jinai pati nesupras, kas vyksta. Bet galiausiai lėktuve taip gerai jautėsi, tai viskas paprasta. Tai problema buvo ne lėktuvas. Prieš lėktuvą mes dar, kai ruošiamės vykti į oro uostą, tai čia apie 5 ryto, mes ėjom iš laiptinės į automobilį ir aš primyniau Sirenos kuprinės dirželį, nes jinai kuprinę laikė rankoj ir taip užklikė, kad aš manau visus prabūdino. Tai va tada galvoju, kelionė dar net neprasidėjo, o jau šitaip reaguojam. Bet nieko, tai va tada lėktuve, oro uoste, viskas buvo gerai. Tai kokia kažką galėtum išskirti, tokią pačią smagiausią, geriausią, gal sunkiausią momentą? Sunkiausia, tiesiog kelionė pati, ne kur jau mėgavomės, bet va tas transportavimas. Mes, kai važiavom autobusu jau iš Splito į Kroatiją, mes turėjom, aš jau nepamenu kiek valandų, turėjom važiuoti gal 5 berods ir mes važiavom 8, nes avarija didžiulė automagistralį. Ir kaip Sirena reagavo? Oi, viskas buvo gerai. Sirena kaip visada supuojasi ant sėdynės, bet priešais mus sėdėjo moteris paauglė ir Sirena kai supasi, galimai atsimušė kažkiek Sirena į tą sėdynę priekyje sėdint, bet tai į mergaitę, o moteris, kuris sėdėjo palei mano pusę, jinai pradėjo man kroatiškai sakyti, kad jai nepatinka ir panašiai. Aš bandau į angliškai atsakyti, kad matot, ant Sirenos kaklo yra uždėta šitą juostelę su lėgražas. Jai neįmotais. Ir... O ką reiškia ta juostelė? Nes manau, klausytojai mūsų irgi tikrai ne visi žino, ką reiškia juostelė su sulėgražom. Taip, tai pati juostelė atrodo žalia su sulėgražo juostelė, kuri nusako, kad šis žmogus turi tikriausiai negalę, kokį nors sutrikimą,
kurio tu nepamatysi plika akimi. Tai nebūtinai turi būti aklas asmuo ar su kokia fizinė negalia. Nematoma negalia parodo. Taip, nematoma negalia. Ir mes pradėjom, pasikviečiau vieną vaikinuką, kuris kratiškai šnekėjo, tai mes tarpusavį bandėm spręsti dalykus dėl Sirenos situacijos. O Sirena, atsistoja, aš ją praleidau, jinai pati galą nuėjo autobusą, atrodo, lyg suprasta, apie ką kalba eina, ir daugiau nebegrįžo sėsti tą vietą. Mums pasisekė, nes gale mūsų draugas italas sėdėjo, tai vietos buvo pilna. Man gal pikta ant savęs, kad aš nemokėjau tiek pastovėti už sesę, tiek stipriai, kad paaiškinti žmonėms, kad jums reikia supratingumo daugiau. Bet aš tavęs klausausi ir suprantu, kad vis dėlto sunkiausia buvo tai pačiai su savim tvarkyti, su savo emocijom, su savo baimėm ir dar žmonių reakcija. Bet šiaip keliauti su sesė, kad taip kažkas ten tokio būtų labai didelį iššūkiai, to nebuvo. Ta prasme, kad sunku, aišku, reikia pasirašymo ir tai nėra taip paprasta, vis tiek keliauju su žmonėms su specialiais iššūkiais, bet didžiausiai iššūkiai buvo tas perlipti per save, per savo jausmus ir per kitų reakcijas. Taip, Sirena, kas faina, aš nustebau, kad jinai nėra išranki. Aš kažkaip tikėjus, kad kelionė bus, einam čia, darom šitą, perkam šitą, nes Sirena labai mėgsta kaupti. Nesupranta, kad mes galėsime šitos dalykus ir namuose nusipirkti. Ir kiekvieną dieną pirkdavo po buteliuką Coca-Colos ir po šokoladą milkas. Tai jai saugumą kažkokį pastovumą duoda. Jinai jų nesuvalgo, bet jinai... Bet ritualas, kuris užtikrina tokį saugumą. Jo, tai mes kai atvykom į Vieną, kai nusileidom su lėktuvu, mes vaikščiojom ramiausiai ir sako, į tualetą norim. Tai nuėjom į kavinę, prieš užsakant aš jai parodžiau, kur tualetai ir aš sakau, aš einu į kasą užsakyti kruasanų. Ir žiūriu, Sirena stovi prie tų tualetų, atidarė vienas duris, uždarė vėl kitas ir jinai neinasi. Ir aš taip sakau, Sirena, kas yra? Ir jinai pradėjo kast savo ranką, jinai pradėjo šaukti, rėkti. Ir aš nesuprantu, o pasirodo, tualete šviesos mygtuko jungiklio nėra, o automatiškai nuo žingsnių užsidega šviesa ir jinai susinervavo, nes ir tie tualetai tokie mažiukai ir labai tamsus buvo. Tai padavėjas nuėjo ten, sutvarkė tą šviesą ir tiesiog atsisakė daugiau eiti. Tai vienu žodžiu norėjau taip dar apibendrinant mūsų tą pasakojimą apie tavo kelionę su sese paklausti. Tai vis dėlto ta tavo kelionė, tai buvo ir iššūkis, ir atradimas, ir tokia nauja patirtis. Ir vis tiek tu ją ištvėrei, galim taip sakyti, o kartu ir labai ją džiaugiaisi. Tai kokį nors vieną, tokį labiausiai didelį stebuklą? Viskas buvo stebuklas, nes man matyti Sirenos emocijas, kaip jinai jaučiasi kitoje aplinkoje. Kaip jinai nori viską matyti, kaip jinai džiaugiasi, kai nusišypso. Bet žinokit, Sirena nemokėjo plaukti. Niekada, ta prasme, manęs pamokyti, aš pati negeresnė plaukikė, bet mes splitę mūsų nuomininkė. Jinai pati įtarė, kad sesiai jau vyresniai yra autizmo sutrikimas ir jinai kai pamatė Sireną, mes suradom bendrą kalbą ir jinai sako, aš jūs nuvešiu su savo automobiliu prie jūros. Ir jinai labai su mum norėjo bendrauti ir jinai lipo kartu į vandenį ir jinai pradėjo mokyti Sireną plaukti. Ir Sirena taip labai pradžiai pirmą dieną taip nenorom, nes čia ir bando man nugaros paguldyti ir to jai pasitikėjimo pačiai trūksta. Ir Ana, aš tokia dėkinga, nes jinai niekad nepasidavė. Ir nors jinai nešneka su Sirena lietuviškai, tai aš vertėjauju, bet jos rado bendrą kalbą kažkokiu būdu.
Jinai kiekvieną dieną noriai eidavo ir bandydavo mokyti Sireną, aiškinti, kaip plaukti ir panašiai. Ir žinokit, 5 dieną Joana su mum kartu nebedalyvavo. Mes su Sirena pasipliškenom vandenį ir sakau, aš lipu jau, nes man šalta. Ir aš nuėjau ant leptelę pasidėti ir žiūriu Sirena. 5 sekundės išplaukė pati. Po to ant nugaros pradėjo siūbuoti, atsigulė ir aš tokia, wow, va čia buvo neįkainojamas stebuklas, kurį aš įsiminsiu visą savo gyvenimą, nes Sirena savarankiškai daro, jinai baiminas, aš baimindavausi tiesiog vandenyje palikti, kas yra normalu. Bet va, ir kas svarbiausia, kad jinai nepamiršo, kaip plaukti. Nes dabar šiais metais, kai dalyvavom stovyklai Lietaus vaikų, Batutų parke jinai plaukė. Jinai, ta prasme, wow, jai prireikė tiek nedaug praktikos, kad jinai atsimintų visiems metam, nes po to tų maudynių nebebuvo pasplito. Supratau, tikrai wow momentas ir tos Anos pastangos ir va tas požiūris, labai iš tikrųjų wow momentas toj kelionėje, aš įsivaizduoju. Ir va tu užsiminiai dabar apie Lietaus vaikus ir Lietaus vaikų stovyklą, tai norėčiau ir pereiti prie to, tai kiek tu metų jau savanoriauji Lietaus vaikuose ir keliose pajūrio vasaros stovyklose esi dalyvavus? Panevėžio Lietaus vaikuose savanoriauju, aš nežinau, jau nebesuskaičiuosiu, žinokit, nes pradėjau labai anksti. Su pertraukam. Pradžiai renginiuose sudalyvaudavau, po to jau gavau pakvietimą savanoriauti. Tai aš kaip ir dalyvė būdavau pradžiai, o Lietaus vaikų stovykloje jau suėjo 7 metai be pertraukos iš eilės. Ir ką veikia savanoriai Lietaus vaikų stovyklose? Trumpai kažką tai. Kokios pagrindinės jų atsakomybės? Mūsų savanorių atsakomybės yra jų nemažai. Pagrinde tai viskas siejasi su vaikais. Seniau būdavo taip, kad savanoris gaudavo vaiką ir prižiūrėdavo jį, praleisdavo keletą valandų su juo. O šiais metais, pavyzdžiui, kadangi jau paaugliai, tai jau kažkaip asmeniškai prižiūrėti nereikia, nes jie jau laisvas sielos. Tai mes susibūrėm į 2 skirtingas grupės ir juos užimdavome veiklomis. Ar sunku užmėgsti ryšį? Kas padeda? Pavyzdžiui, kažkokia veikla, sportas, piešimas, ar tiesiog kartu suvalgyti ledų iš tavo senesnių patirčių, gal kažkas tokio? Nes vis tiek atvažiuoti kiekvieną kartą skirtingi vaikai būna ir su skirtingais tenka bendrauti. O kaip kada, žinokit? Dabar užmėgsti ryšę tai nėra sunku, nes jie jau paaugliai ir dauguma jų užauga mano akise. Tai gali būti, kad aš, pavyzdžiui, nebeprisiminsiu po metų kažkurio vaiko, bet kitais metais aš atvykusiu į stovyklą, jis sakys, o Karina, labas, apsikabins ir paklaus, kaip sekasi ir sakys, va, žiūrėk, man jau 15 metų sukako ir panašiai. O vat, su vaikais jaunesniaisiais, su mažiukais, va tada yra labai sunku ryšį užmėgsti, nes jie labai prisirišę prie tėvų, dar jeigu 1 metai stovykloje, tai jiems nauja aplinka, jie nenori atsiriboti nuo tėvų. Ir man 1 metais, kai teko savanoriauti, tai aš gavau mergaitę, kuri nekalbėjo, o ir nuo mamos niekada nenorėjo atsiplėšti. Gavas taip, kad man paskyrė mergaitę ir mama tiesiog užrakino duris kambario ir mergaitė įsitvėrė į durų rankeną ir viskas ir nepaleidžia ir aš už rankas pasiemusi, jinai niekur nenori įeiti. Tai gavas taip, kad aš visą savaitę tiesiog paskui ją sekiau, realiai prie durų eidavom, nes jinai mamos norėdavo. Bet ir aš galvojau, wow, ryšio jokio nepavyko mums sukurti, bet sekmadienį jau, kai visi pakavosi daiktus, jinai atėjo pas mane ir apsikabino, be žodžių, be nieko. Tai nors man atrodė, kad tai buvo košmaras, nes aš galvojau, aš nesugebėjau galbūt patenkinti mamos poreikio kažkokio savo asmeninio.
atsakomybės vis dėlto, nes aš norėjau suteikti mamai to atokvėpio. Galbūt kažkaip kaltinu save, kad kokia aš savanorė, jeigu nesugebu su vaiku susitvarkyti. Bet kai jinai mane apkabino, aš supratau, kad tu nežinai, koks ryšys pas juos yra, pas tos vaikus, kaip jie mato savo akimis. Galbūt tas prieraišumas. Tiesiog per buvimą šalia ir ką tu pasakoji, šiaip labai pasikartojanti tema su žmonėm, kaip bendrauju, kurie daugiau bendrauja su autistiškais vaikais. Vis pasikartojanti ta pati tema, kad tas ryšys dažniausiai užsimezga ne per tą mūsų įprastą bendravimą, komunikaciją žodžiais, ar net kartais, kažkokiu veiksmu, bet būtent per buvimą šalia, netgi kartais, tiesiog tokį paprastą buvimą šalia, taip? Ir tas apsikabinimas pabaigoje tau tiesiog atvėrė, ne? Tas supratimą. Ir tos motyvacijos davė man, nes pradžiai jau klausinėjau savęs, ar man tikrai vieta būti šitoj stovykloje, jeigu, kaip ir minėjau, kad negaliu rasti ryšio, nežinau, kaip bendrauti su vaiku. Ir kitais metais man jau lengva buvo. Man ir duodavo sunkiausią formą vaikus ir aš kažkaip nesijaudindavau. Tai pas mane pagrinde vaikai ir būdavo, kurie nekalbus, neverbalus. Tai visokių komunikacijos būdų būdavo. Vienas vaikas mėgdavo mane manipuliuoti, kad nebendraus su manim, arba ateis pas mane, pakels mano ranką, nusives prie lentynos, su mano ranka atidarys lentyną, kad ištraučiau cornflake'us ir tada iš šaldytuvo paimčiau pieno. Žodžiu, pats savo nepasiims, bet aš jam turiu pagaminti maistą. Bet viskas suvedžios tavo ranką. Taip, nes kartais ir paspardydavo, būdavo tokių atvejų. Bet nieko. Po to, kitais metais žiūri, perauga, užauga, jau kitaip komunikuoja, jau paprasčiau. Mes savanoriai, sakyčiau, mes esame žmonės kažkokie kaip suaugę tame santykėje, kuris turi parodyti kitokį komunikacijos būdą, gal taip? Aš noriu pasakyti, kad mes ateiname į jų gyvenimą kaip imposteriai. Žmonės, kurie nepriklauso jų gyvenimui, tai mes ateiname į jų gyvenimą, ne jie ateina, mes ateiname į jų kasdienybę, mes tikriausiai gal sutrikdom. Mes savanoriai, mes nepakeisim ir neturėtume stengtis pakeisti jų gyvenimo per vieną savaitę. Tai užima viskam laiko. Bet aš supratau, ką tu norėjai pasakyti ir labai smagu girdėti irgi vėl tą pasikartojančią temą, kad tas ryšys formuojasi per ilgą laikotarpį, jis neatsiranda greitai ir vėl ne per žodžius kitą kartą, o tiesiog per tą buvimą šalia, per judesį, per veiksmą ir jie mokosi iš to pavyzdžio ir labai gerai, kai jie pamato kitų žmonių, ne tik tėvus, kas dažnai būna labai uždaras ratas, labai siauras, nes jie mažai dažnai autistiški vaikai, nei ten lanko kažkokių būrelių, nei turi galimybių, o neverbalus, tai tuo labiau neturi tų galimybių pabendrauti su platesniu žmonių ratu, kurie bandytų juos priimti tokie, kokie yra, nesupyktų, nesusinervintų, kad jie kitaip bendrauja, ne šiuo atveju, kaip tu sakai, kartais ir įspirdavo, bet tas įspirimas irgi yra tam tikra komunikacijos forma, kur kažką bando vaikas pasakyti, bet jis nemoka kito būdo, jis naudoja šitą. Bet su laiku mes jį galim pakeisti kitą, kuris labiau, ta prasme, yra saugesnis ir nežalojantis. Labai tavim vienu žodžiu klausausi ir žaviuosi ir didžiuojasi. Ir po truputėlį reikėtų jau eiti mūsų pokalbio antrą pusę ir dar norėjau tavęs paklausti. Toje savanorystėje ir visose tose kelionėse ir situacijose, ar yra kaip tavo asmenybei, kai žmogui, ką tai davė ir nežinau, kaip tau atrodo, kaip tave gal paaugino, ar kažkaip, net nežinau, kaip žmogų, arba ir tos, kaip apie keliones kalbėjom, drąsos davė, neužaugino charakterį, stuburą, o bendravimas tokiais vaikais ir pati turi sesę,
Ką tai davė tavo gyvenimą kaip žmogui? Man nuoširdumą kelia, man duoda daugiau empatijos, nuoširdumo tiek vaikai, autistiški, tiek paaugliai, nes jie niekada nesumeluos savo emocijų. Jeigu jie nori, jie verks, jeigu jie norės, šypsosis, pasakys viską tiesmukiškai, ar patinka ar nepatinka. Tai paprasčiausiai vaikai man sutikė nuoširdumo ir to tokio imlumo į gyvenimą, nes galbūt kažkas neturi vienų galimybių, aš turiu kitas, bet aš ką noriu pasakyti, kad kiekvienais metais, kai grįžtu iš stovyklos, aš grįžtu tokia pasikrovusi energijos, man atneša gerų emocijų bent kelioms savaitėms, tos šypsenos sukeltos, tie pasišokimai per diskotekas, tos iškalbos vaikų man tiek daug, kaip ir sakau, gerų emocijų tiesiog duoda ir man atneša pasilgimo, kad aš vėl sugrįšiu kitais metais, nes didelė tikimybė, kad tie patys paaugliai, vaikai dalyvaus ir kitais metais stovykloje. Ir man taip gera matyti, kaip jie auga ir užauga, kaip jie keičiasi ir jų iškalbos tokios, kur wow, galėtų būti tiesiog istorijų pasakotojai ar ten kokie teatristai, nes visada vien tik geros nuotaikas būna stovyklai, visada. Supratau. Ir kaip manai, ar, pavyzdžiui, pakeitė tavo požiūrį žmonės, nes pradėjai juos kitaip žiūrėti, lengviau priimti, mažiau teisti? Oi, aš niekada neteisiau autistiškų asmenų ir kitų, ta prasme, kas turi bet kokią negalią. Apskritai, turi kitokią šalį, kitokią kultūrą, kažkaip, nes labai mes turim daug, kaip tu pradžiai pasakė, pirmoji stovyklai atvažiavai, visą savaitę, sunkiai užmesgi ryšį, tai tu turėjai tam tikrą iliuziją, tam tikrą kažkokį įsivaizdavimą, kaip tai turėtų būti, Ir tas įsivaizdavimas neįvyko, tai iliuzija sugriuvo ir buvo labai sunku, bet pabaigoje viskas fainiai įvyko, tai mes visada žmonės dažnai, nepažįstam, ko nežinom, bijom, turim savo kažkokį keistą įsivaizdavimą, kaip tas turi būti ir dėl to dažniausiai nukenčiam, nes nebūna taip, ko tikimės ir tada labai išsigastam, supykstam, nebenorim to daryti, ir toks atmetimo reakcija. Bet pabuvimas tokiais žmonėm, pakeliavimas, pamatymas kitų kultūrų, ar dar labiau, ar tu visą laiką tokia buvai, tokia priimanti, ar dar labiau tau atvėrė tą tokį, nežinau, kažkokią dar ten čakrą priėmimo ir tiesiog priėmimo žmogaus toks, koks jis yra, kaip tau atrodo? Tai aš sesę turiu autistišką, kuriai jau yra 20 metų ir aš visada rūpinausi ją ir keliaujant, kai iškeliavau į Kroatiją, mūsų bendrabutyje, pirmie aukštai visi buvo skirti akliesiems, su fizinė negalia žmonėms, asmenims. Tai man visada toks priimtinumas buvo, nes ir mano močiutė yra dirbus Panevėžio Vilties namuose Pineavoje daug metų su neįgaliaisiais asmenim. Tai aš nuo vaikystės visada tenais važiuodavau ir visokių žmonių matydavau. Ir man tai yra labai paprasta. Aš negaliu išskirti. Nebuvo tokio supratimo, kaip išskirti, o žiūrėkit, kažkas kito. Ne. Nejauti niekada kažkokio diskomforto, baimės, nes, pavyzdžiui, kitą kartą aš girdžiu žmonių, kad pirma reakcija būna tas toks nejaukumas, baimė. Tu niekada nejauti tokio jausmo. Baimės prieiti, pakalbinti kažkaip taip. Ne, tiek, kad ir Austrijoje prieš porą savaičių sutikau žmogų, kuris dabar neįgaliojo vežimėlyje sėdi. Labai paprastai, viskas normaliai bendraujasi, ta prasme, pasišnekėjom, kas atsitiko ir panašiai. Tai tiesiog bendrauju kaip ir su visais asmenim.
Nežinau. Nesijauti, kad tau tai buvo sudėtinga ir kažkaip tai, Gal vaikystėje man buvo sunkiau, kai aš dar pati mažytė buvau ir man su sesė, pavyzdžiui, parduotuvę reikėdavo išeiti, nes mano sesė mėgdavo, pavyzdžiui, aktimėlio jogurtą ten atsidarys parduotuvę ir gerti. Ir man, ką dabar daryti, nes taip negalima daryti, bet aš negalėjau paaiškinti, kad taip negalima. Kiemo vaikai nelabai priimdavo, nes sakydavo, čia šita vėl ant supinti, nenormali ir panašiai. Ne faina. Ir augant metam aš ir tą skūrą įgyjau ir paprasčiausiai, dabar ir tos stiprybės yra, kad ir kitus užginti, kad ne tik savo sesę, bet ir už kitus pastovėti. Tai mažiausiai, ką dėl jų galiu daryti, tai yra bendrauti. Ir labai pasiseka, jeigu aš realiai galiu komunikuoti. Labai faina, kaip tavo tie žodžiai, mažiausiai, ką aš galiu padaryti, tai su jais bendrauti. Bet visiems palinkėčiau, iš tikrųjų klausytojams ir ne tik, ir perduoti visiems aplinkiniam, kad mažiausiai, ką galim padaryti, tai su jais bendrauti. Nes jie irgi nori bendrauti, jiems reikia to bendravimo ir nesibaidyti, nelakstyti. Tu prasme, kad kažkaip nesipurtyti, kad aš čia neturiu žinių, neturiu patirties, kad dažnai iš švietimo visuomenės girdim, mūsų čia to nemokė, neinformavo, bet palauk, tiesiog būkim žmonėm ir bendraukim, ne? Ir viskas. Taip, labai tau dėkui šitą labai nuostabią mintį ir dar pabaigai. Tada norėčiau tau paklausti dar vieną sunkų klausimą. Tai vis dėlto, jei turėtum pasakyti vieną sakinį, kas tau yra savanorystė ir koks tai gal būtų tas sakinys ir gal tai būtų, nežinau, apie kažkokią patirtį ar stebuklą kasdienybėje, gal kažkokią mintį. Aš tik noriu pasakyti, kad savanoriavimas, jeigu tik žmonės išdrįstų pradėti bendrauti, pradėti domėtis viskuo, kas jums yra tikriausiai nenormalu, jūsų gyvenimas pagerėtų, ta prasme, pati siela pražydėtų, nes tik prisidedant prie to, kas, jeigu jūs atkreiptumėt dėmesį labiau į tuos dalykus, kad sukurtumėt kažką, paaukotumėt savo dalelytę kažkam, kas reikštų kažkam labai daug, jums patiems pasidarytų geriau. Dvigubai sugrįžtų. Taip, dvigubai sugrįžtų, bet aš tiesiog noriu pasakyti, kad ne tik kažkokia užklasinė veikla jūs padaro įdomius žmonės, bet tiesiog pats savanoriavimas bet kur, aš manau, tiek Raudonajam kryžiui, Carite, su autizmu, su kitom negaliam organizacijos, bet kas, jūs padaro tiesiog stipresniais, jūs tikriausiai net neįsivaizduojat, kiek gali jums akiratį praverti gyvenime, duoti supratimo, ką reiškia tau vieni dalykai, ką reiškia kitiem, kad... Vienu žodžiu, akiratis prasiplečia ir patirtis augina kiekvieną žmogų viduje smarkiai. Taip. Ir pabaigai norėčiau dar irgi, kaip visada, jau tradiciškai čia pas mane, taip tapas tokią mintį pasirašiau, kad Karinos istorija primena, kad savanorystė ne tik pagalba kitiems, tai būdas pažinti pasaulį, susitikti kitus žmonės ir kartu atrasti save. Galbūt kelionės, gal studijos ar iššūkiai mus išveda iš komforto zonos. Taip, Karina, išveda. Bet būtent ten gimsta tikras ryšys, kaip Karina ir minėjo, kad svarbiausia tėvas sutikti žmonės, buvo fainiausia, o kai pamatai pasaulį kitomis akimis, neišvengiamai pasikeiti ir pats. Ačiū tau, Karina, už pokalbį. Ačiū, kad pakvietėt. Labai smagu buvo tave pamatyti, pabendrauti. Ir tada iki kitų kartų, nes mes dažnai matomės. Taip, linkiu visiems išeiti iš komforto zonos ir bandyti daryti kažką naujo ir suteikti kitiems laimės. Dėkui klausytojai ir iki kitų kartų.